Aš dėstau anglų kalbą tiek lietuviakalbėms, tiek rusakalbėms. Ir pastebėjau tokį dėsningumą, kad kiekvienos kalbos atstovai linkę daryti anglų kalboje panašias klaidas. Jeigu mokinio gimtoje kalboje egzistuoja kokia nors sąvoka arba taisyklė, tai jis arba ji lengvai supranta tą sąvoką ir anglų kalboje. O jeigu identiško atitikmens gimtoje kalboje nėra, tai anglų kalbos žodį arba taisyklę mokiniui įsiminti sunkiau. Štai jums pavyzdys. Anglų kalboje yra du žodžiai su reikšme kas – what ir who. Kaip klausimuose what is this ir who is this. Rusakalbiai iškart supranta skirtumą tarp šitų dviejų klausimų, nes rusų kalboje yra identiški atitikmenys – žodžiai što ir kto. Rusakalbėms visiškai aišku, kad klausiant apie daiktą, tai yra negyvą objektą, reikia vartoti žodį what, o užduodant klausimą apie žmogų, sakome who. Lietuviams gi tenka įsiminti šį skirtumą kaip taisyklę ir papildomai praktikuotis, užduodant klausimus su abiem žodžiais. Pavyzdžiui, what are you doing? That. Who is your best friend? I hope you understand this difference. Follow to learn more.